Na, įdomus dalykas apskritai, dėliojant, kas yra coachingas ir galbūt ir man pačiam, žinai, kažkada tai gal kokiais 2003-2002 metais aš gal pirmą kartą išgirdau žodį tas, kas yra coachingas. Pasirodo, jisai jau buvo taip apibrėžtas nuo 1995 metų oficialiai, bet aš tada sužinojau tiesiog mokymuose, kada aš vedžiau vienus mokymus ir man vienas iš mokymų dalyvių, studentas, paklausė, ar aš visą laiką vedu mokymus coachingo stilių. Tada nutaisiau protingą veidą ir sakau, kaip kada. Ir tada bėgau pasižiūrėti į Google, kas yra coachingas, o ten ir atradau, kad klausimų pagalba žmogui padedi suprasti tai, ko jisai dar nežino, atrasti to, ko jisai galbūt ieško, žinai. Ir tada pradėjau domėti, žinai. Tai man coachingas ir buvo toksai, kuo daugiau klausimų, kad būtų galima atrasti atsakymus. Ir laikui bėgant tas truputėlį keitėsi, bet jisai keitėsi į tą turbūt gilesnę pusę, kad truputėlį daryti kažką daugiau, būti su žmogum daugiau, santykį tvirtesnį sukurt, labiau domėtis, labiau išklausyti, išgirsti žmogų. Ir tada, kada tikrai įdomu, dėl to, kad tu įsiklausai, tada tu gali pateikti klausimą, kuris jam truputėlį labiau praveria kažkokį tai šydą, įsitikinimus, jis tai įsitikinimais pradeda biškelį abejoti ir kas nuostabiausia, jisai randa kitus galbūt įsitikinimus arba kitas įžvalgas savo. Ir tada toks labai fainas šokis vienas su kitu, tarsi, jeigu tai yra dviejų žmonių pokalbis. Ir tada tarsi tam tikroje muzikoje savo erdvėje užsidarę, vienas pasakoja tai, kas yra jam svarbu arba kas yra neramu, kitas klauso ir bando paklausti kažko, kas jam atrodo tuo metu įdomu. Ir dažniausiai būna taip, kad jis paklausia to, ko tas žmogus savęs nedrįsta paklausti pats. Ir kai klausimą išgirsti, jis pradeda atsakyti ir atsakydamas randa dar naujų kažkokių tai paieškojimo kelių. Ten tas smagumas, kada žmogaus akis, wow, supratau tą, atradau tą. Kitą kartą jisai išeina dirbti nebe coachingo sesijos metu, bet po coachingo sesijos, kada jisai išeina dirbti su savim, tai trunka galbūt dieną, savaitę, mėnesį. Ir po to, sako, žinai, praėjau šiek tiek laiko, dar pagalvojau, dar kažką atradau. Dar kažkas tai faina, nauja idėja kažkokia tai kilo. Iš kitos pusės atsirado drąsos kažką tai daryti, žinai. Tu supranti, kad, prasme, tu tiesiog domėdamasis padedi žmogui augti. O mes tą norim turbūt, nes kiekvienas norim augti ir tas yra svarbu. Bet turbūt neužtenka žinoti tik tai kažkiek klausimų ir tada jau gali būti coacheriu. Ko reikia, norint būti coacheriu ir to užsiimti iš principo? Savybių reikia, ar galima visko išmokti? Žinai, aš galvoju, kad jeigu žmogus tikrai žino, ko jisai nori, jisai visą laiką ras kelius, kaip tą pasiekti. Lygiai taip pat ir coachingė. Tu coachingė gali pradėti nuo to, kad tu turi žinoti tam tikrus klausimus. Struktūrą galbūt klausimų, arba kada kokius klausimus pateikti. Kitaip sakant, tu turi išmanyti vieną kitą coachingo techniką, kuri yra aprašytas kitų specialistų, daug kartų išbandyta, parodyta, kaip veikia ir taip toliau. Gal nuo to prasideda viskas, bet iš principo turbūt svarbiausi dalykai yra mokėjimas būti tvirtam santykė su žmogum. Susitapatinti su jų, priimti jį tokį, koks jisai yra. Ne vertinti, ne teist kažką tai, bet tiesiog parodyti jam, kad tu juo pilnai pasitikį ir tą pasitikėjimą išreikš to, kad tu jo gerai klausai ir tuo pačiu moki pateikti klausimą, kuris galbūt jam yra tuo metu svarbiausias. Bet čia yra turbūt tas kitas lygmuo. Aš nežinau, kiek jų dar tikrai yra. Šiandien dienai man tiesiog turėti coachingo technikas ir žinot klausimus nebeužtenka. Man svarbu yra pabūti su juo giliau, kartais paprovokuoti, kartais leisti jam pafilosofuoti, pasvajoti ir jeigu tikrai reikalinga, paklausti to, kas jį galbūt išjudintų, žengti kažkokį tai žingsnį į priekį. Galbūt kitą kartą ir atgal, bet svarbu, kad jis nebūtų toj pačioj vietoje, jeigu jisai nori kažkur papulti kitur. Nes, tiesiog dažnai žmogus žino, ką jis tai turėtų daryti, bet nesiryžta. Kitu atveju jisai kaip ir pasiruošęs kažką daryti, bet nežino, ką daryti. Tai yra dalykai, kuriuos padeda coachingas išjudinti. Coachingas iš principo yra apie pokyčius, bet tie pokyčiai gali būti sunkiai priimami tuo metu, kada tai būna daroma per prievartą. Bet kuo tu daugiau supranti savęs, tuo lengviau pokytį padaryti, tuo lengviau daryti tą žingsnį, o kai tą žingsnį darai žinodamas, kas gali būti arba ką tu gali atrasti, ką gali prarasti, tu lengviau priimi sprendimą. Imi, žengi. Kartais tai būna žengimas į nekomforto būseną arba žengimas iš komforto būsenos,
bet ten tu pradedi kažką atrasti. Bet ne tą banalų dalyką, kad kaip man pasiekti ten, tarkim, milijoną. Klausimas, ar tau jo reikia. Kaip man pasiekti ten užlipti karjeros laiptelės. Bet klausimas, ar tau būtent to reikia. Nesakant, tu susirandi, dėl ko tu darai tai, ką tu darai. Dėl ko tu apskritai turėtum kažką daryti. Toks giluminis atsakymas. Ir kai jis atrandamas, tai yra vieta, nuo ko tu gali atsispirti. Ir sakau, ir matęs žmonių, kurie atsispiria, pasiekia daug, bet matęs daug, kurie šneka, kurie kalba. Galbūt jam tuo metu tik tai to reikia ir ateina momentas, kada jis ir išjuda. Bet tam reikia būti su žmogum santykiai ir labai atviram, tvirtam santykiai, tam turi būti pasitikėjimas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Yra tokia dažnai galbūt mėgstama savoka, ypač moksle, motyvacija. Pats rašei apie motyvaciją neseniai ir vėl grįžtant prie coachingo, ar tai irgi viena iš priemonių didinti motyvaciją, gal atvirkščiai kalba eina apie įkvėpimą, kaip tie dalykai su motyvacija, su žmonėm, kurie galvoja, kad yra nemotyvuoti coachingu ir kas tavo nuomonė tą motyvaciją arba įkvėpimą gali žmonėms padidinti, pakelti. Okay. Žinai, čia man turbūt labai ir asocijuojasi su ta knyga, žinai, pradėk nuo kodėl, nuo klausimo kodėl. Motyvacija ir įkvėpimas mano atveju arba mano nuomonė turbūt yra du skirtingi dalykai. Motyvacija tai yra, kas tave galbūt judintų kažką tai daryti, bet įkvėpimas ir yra atsakymas, dėl ko tu tai darai. Ir kiekvienas jų turim skirtingus. Vieną motyvuoja pinigai, bet turbūt įkvėpimo šaltinis yra kažkoks tai kitas. Įkvėpimo šaltinis gali būti tavo aplinka, tavo šeima, tavo vaikai. Pinigai tai kažkoks rezultatas viso to dalyko ir aš manau, kad kiekvienas žmogus yra atitinkamai motyvuotas, bet jis motyvuotas tiek, kiek nori ką pasiekti. Jeigu jo tikslai yra maži, jis mažai bus motyvuotas. Jeigu jo norai, svajonės yra didelės, kitą kartą juokingos kitiems, atitinkamai bus ir motyvacija. Aš bent tuo tikiu, kad kuo didesnius tu tikslus turi, kuo didesnės yra tavo svajonės, tuo tu rasi daugiau motyvatorių. Motyvatorius gali būti tavo komanda, motyvatorius gali būti tavo aplinka, su kuo tu tai darai. Motyvatorius gali būti tiesiog tavo noras būti geresniu žmogum, negu tu buvai vakar. Tu gali save lyginti visą laiką, žinai, koks aš esu šiandien, ar aš esu geresnis už tą žmogų, kuriuo aš buvau vakar. Tai aš manau, kad motyvacijos kiekvienas turi tiek, kiek reikia. Įkvėpimo, man atrodo, įkvėpimo žmogus ieško. Motyvacija, su motyvacija jisai būna, tarsi kitokiu atveju jis nedarytų apskritai nieko, bet sunku įsivaizduoti žmogų, kuris sako, aš neturiu motyvacijos, aš tada klausiu, o tu ryte gali išgulėti visą dieną? Sako, galiu, sakau, man atrodo, kad negali, kaip minimum į tualetą nueisi. Ir motyvacijos yra pakankamai, kai labai kažkas tai užspaudžia, žinai. Tai motyvacijos jisai turi, bet jeigu jis neturi įkvėpimo, ką tą dieną daryti, jis tada turbūt leis savo patingėti, leis savo spaust snūz mygtuką ir nesikelt. Galbūt dėl to, kad nėra įkvėpimo, ką tą dieną daryti. Bet žmogus, kuris turi daug įkvėpimo, jis nori nuveikti tą dieną labai daug. Jisai kelsis, jisai darys, jisai žengs žingsnį, darys žingsnį, galbūt nepatogu jam šiandien, bet žinodamas, kad tik tai, kas yra nepatogu šiandien, nuves prie to norimo rezultato. Tai jį atrasti reikia tam skirti laiko. Reikia pabūti su savim, reikia būti drąsiam, reikia išdrįsti būti drąsiam galų gale. Tuo, man atrodo, įkvėpimas yra daug svarbiau negu motyvacija.